Sveiki visi, dar kartelį užsukę į šį jūsų kanalą. Jeigu tai yra pirmas įrašas, kurį matote, tai kviečiu užsiregistruoti, užsiprenumeruoti šį kanalą ir sekti jo veiklą. Ir taip pat kviečiu pasižiūrėti, žinoma, ankstesnius įrašus, ankstesnius video. Kviečiu jūs komentuoti, palikti savo pageidavimus tiek po šiuo video, tiek po kitais jums, jūsų dėmesį labiau gal atkreipusiais. Ir šį kartą aš norėčiau pašnekėti, parodyti jums, kokiegi lūpų produktai arba lūpdažiai buvo mano mėgstamiausi šį pavasarį ir taip pat kokie nagų lakai buvo mano šio pavasario mėgstamiausiai arba mano favoritai. Tad jeigu jums įdomu pasižiūrėti, kokias aš jums spalvas, galbūt ir firmas, kam nors bus įdomu, kokias norėsiu jums parodyti, tai likite žiūrėti šio video. Taigi, pirmiausia, gal pradėsiu nuo nagų lakų. Esu iš tiesų nagų lakų fanė ir šį pavasarį išmėginau tikrai ne vieną spalvą ir dar man trūksta išmėginti ne vieną. Bet čia parodysiu tik 3 nagų lakus, kurių spalvos galbūt kažką nustebins, o kažko ir nenustebins. Kodėl tik 3 nagų lakai, nes iš tiesų išbandžiau ne vieną, bet tik tai šie, sakykime, labiausiai mane sužavėjo ir aš tarp tų išbandymų, nes į Instagramą ir į Facebooką, ispanų kalba tiesa, bet jeigu jums įdomu, tai galite man parašyti komentarą ir aš jums laisvai galiu atrašyti, kaip sakant, lietuviškai trumpai, ar ne? Visą laiką keliu nuotraukas kaip ir pirmuosius pabandymus, ar ne, sakykime, tam tikrų lakų, tai nereiškia, kad aš jų nebenaudoju toliau, bet kaip ir pirmieji įspūdžiai. Tad galiu pasakyti, kad šios 3 lakus, tai pirmieji įspūdžiai buvo tikrai labai geri ir aš tarp tų bandymų kitų spalvų, taip sakant, kitų nagų lakų, šituos nagų lakus naudojau tikrai bent jau 2-3 kartus, taip sakant, tai ir juos tikrai toliau naudosiu vasarą, nors bent jau gal viena spalva, tai nelabai vasariška, bet to pamatysit. Tai žodžiu, kaip sakant, čia tie, kurie labiausiai mane sužavėjo ir kuriuos pakartojau ne vieną kartą, sakykime, per šį pavasarį. Tai pirmiausiai jums parodysiu firmos Kim Taylor šitą nagų laką, kuris, sakau, gal jo spalva kažką ir nustebins, nes tai yra grinai pilkas, kaip dangaus pilko, kai apsiniaukęs dangus būna Lietuvoje ir visur kitur, ne? Tai toks pilkas nagų lakas, pilka spalva, vadinasi Sea Frog. Nežinau, kokiose šalyse ar kur dar galima rasti šią firmą, aš niekada jos nebuvau girdėjus, kol man apie ją nepasakė ir jūs beje jį pamatėte šitą laką ir kitą spalvą, kurios dar nesu naudojusi, tokią rausvą pirkinių video, balandžio mėnesio pirkinių video. Tai žodžiu, šituo laku jau naudojusi 2 kartus ar 3, nebeprisimenu, žodžiu, man labai patinka. Ir turiu dar 2 iš meksikiečių firmos Bisú nagų lakus, kuriuos pakartojau irgi ne vieną kartą per šį pavasarį, juos turiu ilgesnį laiką, tad galėjau panaudoti, sakykime, daugiau kartų. Na, nebuvo, kad 10 kartų, bet kokius 3 tai tikrai. Tai yra šitos spalvos. Jos turiu miniatiūrą. Šita spalva čia jau beveik nusitrynusi, bet tai yra Malteada de Fresa, jau numerio nelabai matau. O šitas yra numeris 155 Cancún, tos kaip smėlio spalvos, labai gražus iš tiesų lakas. O šitas rausvas, kaip jo pavadinimas reiškia braškinis kokteilis, ar ne, braškinis ledų kokteilis. Tai tikrai tokia spalva maždaug yra. Tai juos tikrai pakartojau ne kartą. Jie yra vieni iš mano šio pavasario mėgstamiausių. Tai čia kaip ir trijulė, top 3, galima sakyti, šio pavasario nagų lakų spalvų. Eikime prie lūpų produktų. Lūpų produktų turiu daugiau, nes norėjau išmėginti, nes, sakykime, pavasarį, kada tenai kovo pabaigoje, man atrodo, gavau iš Colourpop siuntinį, na tiksliau, žodžiu, visą istoriją turite kitame video, tai kaip ir norėjau išbandyti ir kai kurios spalvos mane labai traukia, tai aš jas kartau ne vieną kartą iš tiesų, ir dėl pabandymo, kaip sakant, ir dėl spalvų. Ir yra vienas produktas, kurį aš turėjau iš anksčiau, gal nuo kovo mėnesio būtent, ar nuo vasario, nebeprisimenu, tai nuo jo gal ir pradėsiu. Tai yra iš NYX. NYX, kiek aš atsimenu, anksčiau tikrai parduodama buvo Douglas parduotuvėje, dabar galbūt net ir kažkur kitur. Tai čia iš tos serijos Intense Butter Glass ir spalva yra
Tres leches, tai yra spalva, kurią aš esu dabar užsitepusi ant lūpų, nors po apačią buvau užsitepusi kitą lūpdažį, bet nutariau pakeisti, man labiau patinka, todėl matosi šiek tiek gal rausva, tai to parodysiu, koks lūpdažis buvo po apačią, kuris nudažė mano lūpą šiek tiek. Tai šitą tikrai naudojau ne vieną kartą, ir ne 2, ir ne 3, net nežinau kiek, bet žodžiu, pirmasis favoritas šio pavasario. Kita spalva, kurią, sakau, buvau užsitepusi po apačią. Čia kalbu apie spalvas, ne apie formulės, apie jų laikymą ar ten patogumą ar panašiai. Čia labiau aš, sakykime, šiame video kalbu apie nagų, lakų ir lūpdažių spalvas, kurios buvo mano mėgstamiausios ir labiausiai mane traukė, ne tiek apie formulės, sakykime, kaip po tokia, ar ne? Tai lūpdažis, kurį buvau prieš tai užsitepusi, anksčiau, ne dabar jau vakarėje, tai aš ryte buvau užsitepusi šitą. Iš Colourpop linijos Ultra Matte Lip, vadinasi OEG. Labai graži tokia koralinė spalva, kur čia tas pavadinimas, nežinau, ar sufokusuos kamera. Koralinė tokia spalva, į oranžiškumą gal, bet labiau koralinė, žodžiu, labai graži spalva ir aš tikrai ne kartą jį naudojau šitą lūpdažį. Lygiai taip pat naudojau šitą iš Ofra Cosmetics, kuris vadinasi Santa Monica. Šitas tai yra grinai toks rožinis, tamsiai rožinės spalvos lūpdažis. Čia iš tų skystųjų serijos ir turiu 2 normalius, taip sakykime, ar ne? Abu yra iš tos serijos, iš tokių kaip pieštukų, sakykime, ar ne? Tai vienas yra panašus į šitą, mano manimu, tai yra, vadinasi, Toucan, yra matinis, štai tokios spalvos. Man tokia spalva labai mane visą laiką traukia bet kokiu metų laiku, tiesą sakant, bet, na, ypač turbūt pavasarį, vasarą, gal ir vasaros pabaigoje jums nufilmuosiu panašų video ir gal kažkas pasikartos. Ir taip pat Lumiere, šitas yra labiau natūralus, sakykime, ne toks ryškus, kažkiek gal panašus į šitą iš NYX, na, savo tonų gal kažkoks, na, aš jų nelyginau, tiesą sakant, tonų, bet dabar, kai žiūriu, kažkokį panašumą šiek tiek turi. Šitas buvo sukurtas bendradarbiaujant su Kathleen Lights, jeigu jos nepažįstate, jį turi kanalą čia YouTube. Tai žodžiu, šitą irgi nekartą naudojau šio pavasario metu, taip sakant, kai tom dienom, kai nenorėjau kažkokių tokių labai reiksmingų, ryškių spalvų. Tai va, iki čia tas mano nagų lakų ir pavasario nagų lakų ir lūpdažių favoritų ar mėgstamukų, mėgstamiausių, taip sakant, spalvų, nes, sakau, čia labiau aš, sakykime, norėjau parodyti jums spalvas, ne tiek firmas ar sakykime, tipus lūpdažių arba nagų lakų, ar ne, kiek spalvas būtent, tai tokios tos buvo spalvos, kurios labiausiai traukė mano akį, kalbant apie nagus ir kalbant apie lūpdažius, nors dabar, pavyzdžiui, mano nagai labai ryškus, o lūpos labai neryškios, sakykime, bet žodžiu, tai yra produktai, kuriuos daugiausiai naudojau šį pavasarį. Norėčiau sužinoti, kokios spalvos traukia labiausiai jūsų akį, kokias labiausiai jums norėsi naudoti ant nagų ir ant lūpų. Tai rašykite komentaruose, gal aš čia galėčiau rasti ką nors, pavyzdžiui. Ofra Cosmetics ir Colourpop galima rasti internete. Nežinau, ar abi neatsimenu firmos siunčia į Lietuvą, bet galima tikrai rasti, kas gali jums nusiųsti tuos produktus. Pirmosiuose savo šio kanalo video aš jums beje paminiu vieną žmogų, į kurį galite kreiptis, tai naikite pasižiūrėti tuos video ir sužinosite visą tą informaciją. Tai žodžiu, lauksiu jūsų komentarų, pageidavimų, siunčiu jums daug bučkių, nepamirškite pasidalinti šio video, šio įrašu, taip sakant, ir susitiksime kitą kartą. Iki!